Atsimenu, buvau susitraukęs iki čia, kad tik nosis būtų. Su manim mušitės vyrai, nes... Damn, atėjau. Stotelė tai be nieko. I don't have a cash. You want to drink something? O, vaikelė. Luka. Bežyri. Nice to meet you, Luka. Labas rytas. Užsidėjau iš pradžių skarelę, nes kaitina saulė kaip. Ir nukepino mano galvą labai stipriai. Tai užsidėjau iš karto, nes žiauriai kepina ir kojas kepina, ta prasme. Dar tik tai 9, o jau kepina, bet taip stipriai, taip intensyviai. Tai va, atsikėliau tokioje aplinkoje. Neblogai. Tik čia, ne kažką, bet čia buvo gerai nuo vėjo. Tai aš va šitam tarpelį įsitaisiu. Labai gerai, čia nebuvo vėjo. Čia atsigulęs užrovėje ir ten užrovėje. Tai labai gerai. Buvo labai gerai miegojau, fainai buvo lauke miegot. Nosies iškišti nesinorėjo pilnai. Galvos, man atrodo, nebuvau iškišęs taip momentais, bet po to vėl sugrįždavau, užsidengdavau iki čia ir čia palikdavau atvirą. Labai geras miegmaišis, šiaip labai geras miegmaišis. Nežinau, iki kiek geras, jeigu, tarkim, sakyčiau, kur čia yra ta emblema. Va. -18. Tai -18 yra, turėtų būti dar komfortiška miegot. Įdomu, kaip būtų. Šiaip tik kiek aš prie daugiausia -4 gal, -3 miegojau. Jo, prie -3 kažkas. Tai nebuvo šalta. Atsimenu, buvau susitraukęs iki čia, kad tik nosis būtų kvėpuoti išlindus. Eisiu arbatėlės. Arbatėlės pasidarysiu, galvoju, gal čia jeigu niekas nieko, tai gal ant to stalo reikės demontuoti video. Demontuosiu greitai, patogiai, nes autobusais greičiausiai keliausiu šiandien. Biškį stengsiuosi po mažus miestelius brum pavažiuoti. Ten nebus kaip montuoti, nebūna vietos. Traukiniai, tai dar traukiniai, tą 4 vietų atsisėdu, kuprinė į šoną ir ant kelių ir dirbam. Bet autobuse nelabai. Ten visur po 2 tik tai vietas, tai per mažai vietos priekyje, kad dirbt. Ai, va šitie garsai būdavo, galvodavau, kas čia traukinys. Tai buvo porą kartų išgazdinę naktį, nes tipo iš niekur atsikėlė. Gerai viskas. Eiktų šikt ir atvažiavo. O dabar tai buvo. Excuse me. Eiktų visiškai neapsikrovęs. Visiškai. Sakau, čiau, jisai ten ragelių šneka, kažką šneka. Sakau, pamatė mane, apsisuko, išėjo, blembu, galvoju, gal iš karto policijai kviečia. Nuėjau iš karto į čiau, sakau, jūsų čia vieta, sako, jo. Išverčiau aš jam, kad autostopu keliauju, kad sustojau viškį tik tai pernakvot. Tikiuosi nesukėliau problemų. No problem. Toks chill, nei klausia kažko, nei ką. Okay. It's okay. Po to biškį dar čia jis kažką pasimalė, įsėdo į mašiną, išvažiavo. Čia atsivyžė šaikos. Seduto, tu non capisci italiano. Žodžiu, jie neskuba dirbti čia, tai jie pradeda dirbti 10. Tai žodžiu, tas bosas pasakė, kad man tiesiog persikelt reikia į kitą pusę. Tai praktiškai išeiti iš čia, nes jie dirbs. Tai viskas ok. Reikia susipakuoti tada ir šokti į vieną pusę ir papusryčiau normaliai. Tai tą ir darom. Va. Iš čia atėjau čia, prie akmenoidų. Užturėsim pusryčius ir minsim. Atėjo 4, šiaip tai, iš Bangladešo.
Bet, nu, jie vis tiek biški šiek tiek mažesni tie žmonės. 4 atėjo. Sakau, ką, su manim mušitės vyrai, nes tokį su intencija atėjo, matosi, ne šiaip savo pasidomėt, bet su intencija. Bet po to supratau, jisai išvertė, sako, kad bosas prašė, kad paprašytume, kad persikiltume į kitą pusę. Kapito. Jau, tai ką mes veikiam? Daromės valgyti užuovėjoj ir tiesiog mėgaujamės. Tikrai mėgaujuosi, va, prie jūros kažkodėl jau jaučiu mėgavimės. Tai jaučiu ir Siciliją stengsiuosi keliauti aplinkui, kad galima būtų arčiau jūros būti. Gal pas kažką įsivelsim, kas prie jūros gyvens, tai iš vis fainai bus. Nu ką? Viskas. Susiruošiau, viską susirinkau, pavalgiau, pabraidžiau, pavaikščiau, pasideginau ir kimbu į kelionę toliau. Tai bandysiu autobusais šiandien biškį pavažiuoti kiek įmanoma. Ir, nu, visaip kaip visada, visaip kaip bandyti nusigauti iki Sicilijos. Tai dar reikia susirasti, norėčiau skrybėlę nusipirkti. Nes skrybėlės man tikrai labai reikia, nes veidas visas nudegęs. Tai kad biški bent kažkiek į pavėsį arba panamą kokią gal. Tai gerai būtų skrybėlė ir biški kitus akinukus, nes šitie akinukai aš juos beveik nešioju tik tai ant galvos. Taip pat gal. Šiaip beveik nenešioju, nes lievai kažkaip lievai. Nu kažkaip lievai. Tiek galiu tik tai pasakyti. Tikiuosi nieko nepalikau. Ir jo, vyniojam. Tai gavau tokį planą, kad reikia eiti man iki kito miestelio, čia San Lucido ar kažkaip 3 kilometrus, tai nedaug. Visai per pusę valandos turėčiau nueiti ir iš ten kažkoks autobusas biški važiuoja toliau iki kito miestelio, tai puikiai. Šiaip viskas persikalibravo čia į autobusus ir traukinius. Viskas evoliucionavo visiškai kitaip, negu pradėjau kelionę, tai tas irgi įdomu. Aišku, nežinau, kiek įdomu žiūrovom, nes, nu ką, žinau, ta pradžia tokia turėjo būti visą laiką, tas autostopas, bet čia autostopas neveikia. Keista, bet neveikia. Nors atrodo, čia sostinė buvo kažkada. Nors visam pasauliu visi autostopu keliavo anksčiau, bet dabar, vat, kažkaip ypač Italijoje visi labai bijo stot. Tai... Nu, bet vis tiek va tokių interakcijų turim, kaip vakar, pavyzdžiui, kur pavežė Benediktas mus. Fainai, nu, vis tiek kažką vat patiriam. Tai gerai, einam iki to miestelio ir nuo ten stengsimės judėti. Tiesa, barzdelę pasitvarkiau šiandien su vienu veidrodėliu. Taip, tai namie ten būna 3 veidrodžiai vos ne, kad tvarkytis, kad gražiai. Bet dabar ką tik žiūrėjau, kad gerai čia gavosi visai lygiai, nes jau buvo tokia nesąmonė kaip siena. Tokia išaugus, tai dabar gražiai pasiformavau. Geriau biškai atrodo, normaliau. Bliam, čia ta programėlė neduoda update'ų. Aš čia pramazinau, pražiūrėjau nuėjimą ir dabar eisiu biškai kitaip. Nežinau, ar čia užtruksiu ilgiau. Bet gali būt, kad pražiūrėsiu autobusą. Eik tu savo, ką tik kažkoks pravažiavo autobusas. Bet aš dar ne ant šito, ne ant to kelio, kur reikia. Čia į tokį kalną lipu. Visas šlapis, visas permerkęs. Tai tokį kalną užviniojau. Eina šikt. Tai, matėjau, stotelė tai be nieko. Be jokio ženklo. Bet čia paklausiu hebrytės, tai sakė čia laukt. Davė bičias dar atsigert, paprašiau įpilt, atidavė buteliuką. Einu vaisių, pasižiūrėsiu.
Biški baisu, nes čia tokie tiesioginiai tie autobusai važiuoja į tą miestelį, kur man reikia, kad nepaprašytų bilietėlio. Tai jo, ir keista, tikrai, Google nerodo visų autobusų, kas važiuoja. Visiškai. Salve. How much orange? Orange. Yeah, but how much? How much? Di dove sei? Tu, città. Dove? Wait. Quante arance? Tu, Roma, Milano, Torino, dove sei? Tu. Sicilia. Tu, Sicilia. A me, Lituania. E vai a piedi? Yeah, autostop i piedi. Autostop i piedi. Yeah. Oh, mangi. For me? Sì. Gracias. Ciao. Gracias. Ciao. Kokie geri žmonės čia, eik tu savo. Davė apelsinų porą. Geras. Jo, atvažiuoja. Amantea? Gracias, un aqua. Ciao. I'm trying by autostop, is it possible? No. Oh, non ho detto niente. I don't have a cash. Scendo. Exit? Damn. Shit. I'm trying to autostop. And he said no autostop. Kaip ir sakiau, taip ir buvo. Paprašė bilietuko. Pilniai griebtų, nu. Yra dar čia kažkoksai, tai pabandysiu su juo. Einu dabar biškį kutėlį atgal. Velnas. Nu nieko, bent va, užturėjom dvi fainas interakcijas. Tai jisai davė vandenuko, tas dėdukas davė 2 apelsinus. Gerai, einam, mėginsim kitaip reiškis. Taip nugarą nukėpiau. Baisu. Ai. Ne. Kodėl jis toks žiaurus man? Sorry. La fermata è qua, non là, la fermata è qua. Anywhere south? Where is your last destination? Amantea? Amantea, yeah. Yeah, that's okay. Can I go autostop? What? Can I go autostop? Never. The trail at the fourth station. It's impossible to go autostop No, for a little bit. No? This is a public service. I can't break the concept. I'm going without the money, so Eppure senza soldi. yeah, Ai mamma mia. impossible. Impossible. Okay. Man, tiek laiko dar bėgau. Damn, kokie užsispyrė čia jie. Visiškai neleidžia niekaip. Ant tiek užsispyrė. Net ir šitas, tai čia labai blogai. Labai blogai, nes lieka tik tai traukinys. Eik, tu savo kaip strigau. Hey, thanks. Gerai, užkaskim truputėlį. Tokį dar gražus toks kruasanas. Pažiūrėjau. Ciao. I don't know. I just sit here to eat this. Ah, es de otra parte. No. ¿Y de cuál? ¿Questo de cuál? No. Aš nesuprantu itališkai. Solo parla inglese? Yeah. Ah, Yeah. Hai chiuso.
Q's. Ah, Q's. Q's is closed. Q's is closed. Ah, okay. It's closed. But in couple hours? You want to drink something? Estoy... ¿Cómo se dice buscar en inglés? Flower. Ah, Yes. flour. Like, flour? flour. Flour. I can't flower. Ah, you can't? No. Like, Nie. gluten? Gluten. Exacto. Ah. Andrea, ¿tú? Andrea, Luka. Ah, Luka. Nice to meet you, Ci Andrea. vediamo. Nice to meet you. Yeah. Ką norėjau, aš dėl ko pradėjau filmuoti croissanas, tai žmonės. Toks skanus. Toks skanus. Kaip atrodo, toks ir skonis, žinokit. Tikiuosi šitą irgi gerą bus. Nu, belė kaip skaniai užkandau. Belė kaip. Labai skanu buvo abidvi. Tokios fantastiškos bandelės. Kokia bauda. Ir mums kažkur ten reikia toliau. Žodžiu, prisėsiu biškį prie kompo padirbėt. Čia va kaip tik vietelė. Pakalbėjau, sakė, jo gali sėsti. Nu, sumontavau video, liko surenderint, nes neužteko elektros akumo ir įkelt. Bet jau čia kelsiu rytoj. Ir taip skauda nugarą. Aš tiek nedaug deginau nugarą. Vakar čia vakar nudegė, nes šiandien kaip prie jūros maudžiausi. Taip nudegė. Belė kaip skauda, ta prasme. Taip norėčiau, kad ištrintų kas nors mane. Ta prasme, jau taip, kur jau skauda, erzina. Nepatogu, jau labai nepatogu. 4. Arba gal eit mašinas pastabdyti. Bet čia tas miestas kalne, taip nenoriu, nes į apačią reikia leistis. Ir po to vėl į viršų reikia skilt. Non capito. Grazie. Flower. Come si dice farina? Grazie. Ah? Farina, come si dice? Farina is like lentil. Something like this, you know. No flour. No. It should be like this. Like to eat, you know. Aqua, granita, okay. And eat then. Flour, no. Ah, but gracias. Bandysiu traukinį gauti. Jeigu traukinio negausiu, tai eiktų šikt bus. Nežinau, eisiu tada. Ne, tikrai. Nes nežinau, kito pasirinkimo nėra. Eisiu ir bandysiu stabdyti, nu. Tai einu iki stoties žiūrėt, kas gero. Ir matysim, ką daryti toliau. Gerai, tiek nueita per tos kalnus, galima pailsėti. Palauksim 1,5 valandos ir pažiūrėsim, ar mus išgelbės, ar ne. Vienintelis traukinys, paskutinis traukinys. O, vaikeli. Bet aš čia daužo Skalambija. Einam į antrą platformą, atsisėsim ten į pavėsį. Tai vienintelis geras ženklas, kad yra regioninis traukinys tose, kuriuose sekasi. Be viso to, be šito, nei vieno gero ženklo. Strigimas, tai pasikliaukime visatos dėsniais ir žiūrėsim, kas čia bus. Išjungė, ačiū Dievui. Nu ką, liko 10 minučių iki tiesos akimirkos. Būtų labai smagu, jeigu leistų. Taip, fainai būtų. Nu ką, tiesos akimirką atvažiuoja, nuleidžiu net kamerą, kad nekiltų trikdžių, kad filmuoju ar dar kažką tiem tikrintojam. Hey sir, do you talk English?
morning. Where are you going, mister? I'm traveling by autostop, but Go. Where are you going? my goal is Sicily. Not so far. Yeah. Ah, No problem. man. Bravi. Thank you. Magari accomodi. Ai, yeah. Buvo verta lauktis, 2 valandas buvo verta laukti. Super. Čia yra labai svarbus momentas, labai įdomi akimirka. Nes aš to pasakysiu, kiek mum iki Sicilijos liko. Hey sir, I wanted to say thank you. Thank you very much. Because of people like you, I made my goal, you know, to autostop to Sicily. Thank you very much. Have a nice day. Bueno. Tuoj aš jums pasakysiu. Devynios vakaro. Aš esu toks laimingas. Eik, nes aš atvažiavau iki tos vietos, kur keltas keliasi į Siciliją. Tai čia yra... Čia yra tokie centai. Žinot, kiek man iki Sicilijos? Tuoj, pala. 10 kilometrų, 10 suknistų kilometrų, kuriuos galėčiau nueiti, jeigu ir eičiau, dabar iš karto eičiau, jeigu nereiktų kelti su keltu. Bet tai yra sala, tai reikia persikelti su keltu. Bet 10 kilų! 10 kilų! God damn! Nu dar negaliu neperšokęs griovio sakyt op, neperšokęs. Bet jau. Wow, mama mia. Kiek iki namų kilometrų pasižiūrėsiu? Krauna. Oh my god. Aš nukeliavau 2829 kilometrus. Nemokamai. Nu aišku, per mėnesį laiko, bet aš svajojau, galvojau, kai Eimantas eis į kovą su Enisu, aš būsiu Sicilijoje, bus ta diena ir praktiškai pildosi. Tai taip žiauru! Žiauriai laimingas esu. Belė kaip nuskilo. Paskutinis buvo traukinys ir jis pasakė taip. Žiauru, iš tikrųjų esu labai laimingas. Labai džiaugiuosi, tai nu čia tie Guardia važinėja man, išmuša mane iš vėžių, nežinau kaip elgtis. Bet, nu, esu pakylėtas. O dabar einu valgyt prašyt. Nothing to throw, yeah. Station, you can check over there. Where? The station, you can check over there. Nah, thanks, man. Trattorija. Man net nesvarbu, kad jisai pasakė ne. Man visiškai dzin. Nusispjauti tiesiog. Sorry. Ei, man atrodo, jis piktas buvo, kol neatsiprašiau ir tada nusišypsojo. Nes jis tokį atidavė, kur jis čia vaikšto. O aš toks pakylėtas, kad vidury gatvės vaikštau. Aš dar iš tikrųjų nežinau, kaip persikelda reikės užtranzuoti šitą dalyką. Nes čia tikslas turi pasiektas būti tik taip nemokamai pasiekus
Sicilija, tai čia dar nesibaigė viskas. Aišku, nesibaigs ir kai persikelsiu, nes vis tiek veiksiu kažką, tai bus vis tiek veiksmo. O iš tikrųjų tai bus savo veiksmo, tas pats bus tik tai, kad Sicilijoje jau būsiu ir keliausiu aplinkui. Bet persikelt, vat įdomu, kaip su persikelimu, aš galvoju, arba bus labai lengva, arba bus labai sunku. Vienas iš dviejų, negali būti kitaip. Aš net pamiršau pasakyti, bet traukiny tai nieko neveikiau, apart surendrinau video, kad ryto galėčiau kelt ir pradėjau klijuoti naują. Tai jau biški taip pat kalės technikytė, tai visai smagiai viskas gaunasi. Thanks, man. Ciao. Taip gerai pavalgiau, taip skaniai pavalgiau. Belė, kaip gerai. Nežinau net kiek čia tų valandų. 9, tai reikia judėti jaučiu. Užsitaisau vandens dušui ir judu ieškoti vietos, nes čia biški irgi kaip Sapri miestas. Toksai pailgas prie, norėjau sakyti prie jūros, bet aš net nežinau, ar jis prie jūros. Tuoj, pažiūrėsim, nu. Tai aišku, nu taigi su keltu reikia keltis. Nu, pas mane protas tai kartais atsilieka, būna užnugarį kažkur ten bėga. Tai hey. Pizza. Ah? Hai pizza? Sicilia, vieni. Ne. I travel without money. No money. Non hai soldi? Niente money. Che dici? Niente, cosa vuol dire? Niente? Ah, non hai soldi? Ah? Viaggio senza soldi. Ah, tu viaggi senza soldi? Tak. Dice che viaggi senza soldi. Ma che viaggi a piedi o con l'aereo? Autostop, o piedi. Ah, buono. Yeah. Ciao. Faccio 2 pezzi di pizza consumata, Paolo. Hai un momento. Thank you very much. Gracias. Scaldaccino. Vede che la stanno offrendo loro, eh? Boss? Sì, loro la stanno offrendo. Boss? Nice to meet you, boss. Luca. Piacere, nice to meet you, Luca. Nice to meet you all. Ciao. Maybe you can help with aqua from sink. Yeah, douche with aqua. Yeah? Yeah, okay. Your name? Nicola io mi chiamo, Nicola. Nicola? Ah, nice to meet you, Nicola. And you? Io Nino. Ah, Nino. Ah, Nino. Italian name. Wonderful. Thank you. One more. Oh, for now a little bit, because I will need. Yeah, aqua. Ah, yeah. Bueno. She cook? She made this pizza? Sì, Yeah, perfecto. How's your... How lady's name? Lady's name? Paola. Pizza. Buena pizza. Right? Can you write? The place. Ah, sì. Yep. Oh. Vuoi un po' di vino? Un bicchiere di vino o acqua? Vino? È buono, mio. Ah. Mi Oh. sembrava la sera, non mi sembrava, mezzo bicchiere al centro. Io vino? Sì, mezzo bicchiere. Oh, ok. Ok. Buonanotte. Ciao. Gracias. Ciao. Ciao. Einu, žodžiu, kilometriuką su pusę iki vietelės, kad prie jūros įsitaisyt. Nes čia taip, ta stotis belė kaip tokia masyvi, tai neina kaip per ją pereit, ta prasme. Tai reikia paeit biškį kelio, kad
po požeminkę pereiti šitą. Čia tokias palapinytės radau. Nu, ne palapinytės, bet tokias pastogės padarytas. Ten nusimečiau kuprinę. Čia dar viena. O ten mano vieta, kur norėjau. Tai einu, prisėsiu, pasižiūrėsiu prie Google Mapsus, kaip ten atrodo. Ir pažiūrėsiu, ką daryti.